2023 m. Liepos 8-16 dienomis Jonavos Justino Vareikio draugovė dalyvavo jubiliejinėje skautų stovykloje tarp trijų vandenų, kuri vyko Klaipėdoje, Kairių poligone. Iš tiesų, šita stovykla buvo labai didelė, nes sukvietė į daug skautų iš viso pasaulio. Gyvename Šakšinio vėjo pastatyme. Kiekvieną vakarą vyko apžvalga įvykių, o rytai prasidėdavo grožio procedūromis, šukuosenomis. Kasdien vyko vis kita veikla, kūrybiškumo, žygio diena, kur aplankėme iš tiesų labai daug įdomių istorinių, geografinių vietų. Taip pat vyko ir purvo iššūkis, po kurio buvo iššūkis nusiprausti. Muziejų aplankėm. Žinoma, sudalyvavome ir pabėgimo kambaryje, kol skautai edukuodavosi, vadovai spėdavo nusifotografuoti. Mažieji skautai kepė skautišką duonelę, tuo tarpu vyresnieji dalyvavo baidarių mūšyje. Vakarais vykdavo laužas, o vyresnieji patyrę skautai dalyvavo jūrų skautų programoje. Aišku, kaipgi be augintinių poligone, jų buvo išties įvairių. Iš Jonavos Justino Vareikio draugovės atvyko 15 skautų. O stovyklą vainikavo skrydis oro balionu bei grupės Skylė koncertas. Stovykloje dalyvavo virš 2300 skautų. Iš tiesų tai buvo labai įdomi patirtis.